Sveiki, aš esu Julija Janus, esu drabužių dizainerė ir esu Julija Janus prekės ženklo įkūrėja. Julija Janus tai yra gyvenimo būdo prekės ženklas. Šitą videoblogę aš kalbu apie madą ir maistą, nes mada ir maistas yra pagrindiniai gyvenimo būdo elementai. Kaip aš tai darau? Prie ko čia mada ir maistas? Na, pavyzdžiui, šiandien aš esu apsirengusi štai taip ir pagaminsiu patiekalą, kur finale sudėjus patiekalą ir drabužį, kuriuo dėviu, matysit, kad jie yra visiškai vizualiai panašus. Taip pat šitose laidose aš kalbu ne tik apie madą ir maistą, bet ir apie namų liniją, kurią kuriam Julija Janus prekės ženklu ir kartu pristatom su kolekcijomis. Tai yra rankų darbo lėkštės, įvairūs indai, stiklo indai. Šiandien tai yra premjera. Štai tokios žvakidės. Tai irgi yra rankų darbo žvakidė ir mano pačios kurta žvakių, natūralaus vaško žvakių kolekcija. Ir šitą žvakidę, jinai labai kalėdinė iš tikrųjų ir ją galima prisidėti kiek tik tai nori žvakių ir ant stalo atrodo nuostabiai. Kiekvieną kartą aš gaminu labai sezoninį patiekalą, kurį galima pagaminti labai greitai. Tai yra kelios taisyklės, kurių laikausi. Tai turi būti greita, tai turi būti sveika, turi būti sezoniška ir labai skandu. Nu, ką šiandien gaminam? Šiandien gaminam pyragą be miltų. Kokį pyragą be miltų? Kaip gali būti pyragas be miltų? Aguoninį kalėdinį pyragą. Aguoninį? Aguoninį kalėdinį pyragą. Su daug obuolių ir daug aguonų. Sviestas. Tame tarpe reikėtų sutarkuoti sviestą. Šiaip sviestą geriau tarkuoti šiltą, kaip tai ir darau, todėl kad tuoj pat jį reikės ištrinti su cukru. Taip pat galima susitarkuoti nuluptus obuolius. Tai yra 8 nulupti obuoliai, tokie kaimiški, vietiniai obuoliukai. Į sutarkuotą sviestą turiu sudėti 200 gramų cukraus ir ištrinti. Vanilinis cukrus. Ir šaukštelį. Dabar aš imu 8 kiaušinius. Tai yra baltymus atskirsiu. Trynius sudėsiu į sviestą. Ir po truputį ištrinsiu. Į vien tik tą masę. Tada čia sudėsiu aguonas. Aguonas užpyliau verdančiu vandeniu ir palaikiau pusvalandį. Aštuoni tarkuoti obuoliai. Tuo tarpu reiktų įsijungti orkaitę. Va, žiūrėkit, kiek obuolių. Sviesto praktiškai neliko. Obuoliai kur? Čia obuoliai. Irgi įsimaišė? Įsimaišė. Dabar dar įsimaišys mano kruopos. 10 šaukštų. Ir 1,5 šaukšto kepimo miltelių. Permaišau ir sudedu. Paskutinis žingsnis. Suplakti iki standžių putų baltymus ir maišyti į tešlą. Ir čia švelniai maišyti. Ką darai? Sudedu tešlą į formą. Nu va, pyragas jau čia. Inde. Ir dedu į orkaitę įkaitintą iki 200 laipsnių. Ir pamirštu 45-50 minučių, o tada patikrinu ar iškepė. Inde virš vandens reikia ištirpinti juodo šokolado, ne mažesnio kaip 32%. Juo apipilsim pyragą.